Na ką, sveiki draugai, sveikinuosi sekančiam video su jumis ir nutariau padiskutuoti tokią naują temą. Žodžiu, kiek sniega gražiai pas mus privarė, turbūt kaip visoje Lietuvoje. Žodžiu, naują temą padiskutuoti sugalvojau. Yra žmonių tikrai, kurie tai supranta, kurie žino, bet yra daug žmonių, kurie ir nesupranta ir dar nežino. Tai žodžiu, apie situaciją tokią noriu papasakoti. Jeigu jūs namie, sakykime, turite įvadą kaip ir aš, ateina sode kabelis iki namo ir jūs sode turit, sakykime, 5 kW įvadą. Ir jūs namie norit pasidaryti didesnę galią, sakykime, ne 5 kW, nes su 5 kW šiais laikais gyventi yra sudėtinga. Jau turi kažką įjungti, kažką išjungti. Kai, sakykime, pas mane viskas namie ant elektros, tai žodžiu taip, žiūrėkit, dabar situacija tokia. Jeigu norit pasidaryti didesnę galią, sakykime, kad ir 12 kW norit pasidaryti namie galią, ką jūs turite pirmiausiai pasidaryti? Aišku, tai reikalaus investicijų. Investicijų taip, bet jeigu, sakykime, jūs tam namie turite trifazį, tai jums jokių problemų greičiausiai nėra. Bet kaip sakau, čia sodė yra vienfazis, tai atvesta trifazį, tai čia, nežinau, kainuos tikrai nemažai, aš kiek įtariu. Ir plus galės didinims tai. Tai žiūrėkit, jūs ką turėtumėt pasidaryti? Jūs turėtumėt pirmiausiai tai įsigyti 2 hibridinius inverterius, kurie jungiasi paraleliai. Kaip pas mane, pavyzdžiui, 6,2 kW yra inverteris. Juos 2 suparalelinus išėjimo gale, namie pas mane yra 12,4. Kai aš sakau 12 kW yra galios išėjimas pas mane. Dar ką turite turėti, tai turėti akumuliatorius. Akumuliatoriai apie švininius net negalvokit, nes tai prives jūs prie nusivylimo greičiausiai, nes švininius akumuliatorius praėjau ir aš tą visą etapą turėjau ir fūrinius, ir visokius, kur atrodo namie jau turėsi čia, wow, nevelni. Davus didesnę apkrovą, rūgštiniai akumuliatoriai, jeigu dar jie biškai yra naudoti, tai jiems ir voltažas krenta į apačią, taip pat suveikia žemutinis voltažas apsauga, atsijungia akumuliatoriai, vėl pastovi, jie vėl pakyla voltažas. Tai nesiūlau aš jums, kaip sakant, naudoti rūgštinių akumuliatorių. Naudojat ličio akumuliatorius. Mažiausiai, ką reikėtų turėti, aš manau, 16 kWh bateriją vis tiek reikėtų turėti. Jums tai kainuos apie grubiai 1500, žiūrint, kaip ar patys darysitės, ar kitas kažkas gamins. Tai va, reikėtų ličio akumuliatorius turėti. Ir tada jūs tos 2 hibridinius inverterius jungiatės prie akumuliatorių. Ir jūs namie turite išėjimo galę 12 kW. Tai va taip. Bet šiaip reikėtų bent jau porą akumuliatorių tokių turėti. Pas mane dabar vienas, kaip ir užtenku, bet šiaip sakau, reikėtų 2, nes tada ir apkrova susimažina, pasiskirsto ant akumuliatorių. Neina toks didelis amperažas, tai dėl to galbūt, sakyčiau, reikėtų 2. Bet iš bėdos galima vieną turėti. Tai va, ir jūs tada esat pasididinę galę ir jums tai kainuos, grubiai galiu pasakyti. Mano hibridiniai inverteriai kainavo apie 700, man atrodo, aš su virš mokėjau. Ir akumuliatoriai, minimum vieną, tai apie porą tūkstančių eurų investicija. Bet šitas variantas tik turės vieną minusą. Sakykime, kada bus nepakrauti akumuliatoriai, jūs tos galios neturėsite namie. Tai dėl to, kaip aš, pavyzdžiui, saulėta, kai nuo pavasario, sakykime, nuo vasario prasidės jau problemų kaip ir nėra. Bet dabar žiemą, sakykime, kai moduliai apsnygė, 5 cm sniego mažiausiai turbūt, jeigu ne visas 10. Tai aš, kai namie apkrovos nėra, aš stengiuosi pasikrauti akumuliatorius, juos laikyti pakrautus. Ir tada bet kada mes jungiam visus prietaisus vakare, kai daugiausiai vartojamas. Tada jungiam visus prietaisus ir be jokių problemų pakrauti akumuliatoriai. Ir kai aš sakau, turiu namie
galia 12 kW. Nu, tebūnė 10, gal nereikėtų visiškai varyti iki galo pilnų apkrovimų. Reikėtų vis tiek prietaisą kokį, iki 80% geriausiai būtų apkrauti. Daugiau ne. Aišku, galima, bet čia tas pats kaip palyginimas, kai nešat vandenį, ar pilnus kibirus nešti, ar truputį mažesnis. Tai čia va palyginimas toksai paprastas. Tai va tiek papasakot norėjau ir parodysiu viduje, kaip. Dabar saulutė biškai nusileido, prieš tai buvo daugiau. Parodysiu viduje, ką gamina po sniegu ir ką iš to mes turim ir kaip krauna akumuliatorius, kokiu amperažu. Iš 5 kW įvado, va mano stulpas. Tai va, žodžiu, einam į vidų ir žiūrim. Nu kągi, pažiūrim viduj, ką gaminam po tokių sniego sluoksnių. Nuliai. Čia pažiūrim. 27 va, 16. O čia ką turim? 20 kW irgi. Čia. Oi, čia šis trupinėliai 20 W irgi. Tai ką, kai jau toks atvejis pas mus atsitiko, tai sniego prisnigo, ant stogo neužlipsi. Tai gal kaip ir minėjau, geriausia yra, kai saulės moduliai yra ant žeminiai. Jeigu yra žemės plotas ant žemės, geriau daryti ant žemės, ką aš ir planuoju ateityje sodybai daryti. Jaučiu kokį 70% darysiu ant žeminę, kad būtų, nes kaip šiuo atveju, kaip dabar va laukia tokia saulė, būtų pilnai akumai užkrauti, bet, yra kaip yra, nieko nepakeisiu aš. Ant stogų nelaipėsiu, dabar biškutė su trauma. Dar buvo praeitais metais užlipdavau, su šluota nubraukdavau, bet ten, kur biški lipdavau ant malkinės, žiūriu ir šiferį įlaužiau. Tai žodžiu, nutariau nelaužyti, nieko čia neeksperimentuoti, yra kaip yra, bet ateityje, kaip sakiau, bus daugiau ant žeminės. Tai kadangi matau, kad čia sniegą tiek privarė, neaišku, kas dar šiąnakt bus, gal dar prisnigs, tai nutariau pakrauti akumuliatorius. Kaip matė, dabar iš tinklo kraunu akumuliatorius. Važiuojame mes su šeimyna ramiai iki miesto, kol nenaudosim jokių prietaisų. Tai kraunam akumuliatorius. Tai žiūrim, ką mes čia kraunam. Ką mes čia turim. Iš saulės modulių 270 voltų čia eina. Tai kai sakau voltai, ne viskas. Taip, vatai, truputį pakilo, matau. Dabar čia iš tinklo tiek kraunasi per vieną inverterį ir turbūt per kitą tiek pat. Tai apie 2 kW kraunasi. Tai mes paimkim biškį, padidinkim. Tai matos, dabar tinklas yra pajungtas vartojimui. Taip, toj surasim skiltį, kur yra iš tinklo krovimas. Taip, kur čia jis pas mus? Va, UTI. UTI tai reiškia tinklas. Taip, paspaudžiam rinktis. Biškai dar padidinsim. 25 amperus padarykim. Arba ne, 26. Taip. Ok, žiūrim dabar, kiek iš tinklo į mums jama. Inverterius girdžiu, kad ventiliatorių užimas didėja. Mes turim pajungę kondicionierių dar. Oras, mes jį išjungiam, kad nenaudoti energijos, nes pas mane įvadas apie 5 kW tik tais. Tai va. Tiek dabar vartoja. Čia tiek namuose naudojasi. 520 W, ten televizorius, mačiau, šviesas įjungtas. O čia bendrai iš tinklo, kiek dabar pasiėmu. Tai... kažkaip, palaukit, 15 amperų rodo. Jo, iš tinklo. Taip, žiūrim, ką mes čia turim. Ar čia viskas taip, kaip rašo.
15,3 kW. Jo, taip ir gaunas. Čia 1,4,2, tas tiek pat, nes jie pasidalina, paraleliai sujungti. Tai va ir 3 kW ir eina. Tai mes turbūt dar truputį padidinsim, kad greičiau man tos akumus užkrautų, kad jie būtų pilni, rezerviniai, kaip sakant. Bet su akumais kas gerai, jie visą laiką gali atlikti rezervo vaidmenį. Tai pakroviai, kad ir saulės nėra, bet iš tinklo gali pasikrauti, nedaug dievė neliktų elektros, tu vis tiek turėsi. Aš turėčiau apie šitos dėžės kokį 14 kWh gal, taip rezervo turėčiau. Gal 14, taip 13,5, 14. Va, taip. Tai va, ir pabandom pasididinti dar krovimą iš tinklo. Pasididinam. O, šitas 11. Padarysim 30 amperų. Oplė. Taip, dabar matas padidėjo ir čia. 3,8-4 kW. Nu va, dar kilovatas su trupučiu ir man jau mestų automačiuko lauk namie. Iš tinklo, jeigu jėmė elektrą. Taip, o kiek dabar tu čia? Ai, truputį ne tą paspaudžiau. Kiek dabar tu mums jėmi parodyk? 1,65. Šitas kiek? 1,6. Tas pats, sakau, jie yra paraleliai vienas su kitu sujungti, jie kaip vienas gaunasi. Tai viskas tvarkoja, tegu kraunasi, akumuliatoriai pas mane 53,5. Čia vis bandau tą antenėlę pasijungti, vis pribėgdamas bandau, bet čia su juo nežinau, man kažkaip sudėtingai irgi, bet, nu, pasijungsim. Senosius buvau pajungęs, tai ir šituos pajungsiu. Tai va, tiek žinių, kaip sakant, akumuliatoriai gerai, off-gridas gerai, tinklas irgi gerai, niekas nesako, kad yra blogai. Geriausia yra viską turėti. Ir tinklą, ir off-gridą, kaip šiuo atveju sakau, va, yra visa baterija, yra pajungta, viskas gražiai, jokių problemyčių. Bateriją, tarp kitko, buvau pirkęs celės, buvau pirkęs iš romilga.lt, Giedrius Facebook'e galite susirasti, Giedrius LiFePO baterijos. Ir kaip minėjau, paminėkit mane ir jums pritaikys dar papildomą nuolaidėlį. Tai va, tiek žinių ir iki visiems.